Kokia įdomumo kaina. Porą valandų nusnaudžiau ir vėl atrodo, vat, pabudau ir vėl mintis eina į tai. Gavau įdomų klausimą. Ačiū Dariau, kad LinkedIn uždavė klausimą. Kai pasidalinau, kad vat, kuriausi ir pagaliau pavyko išmokinti cloud code'ą naudotis naršyklę. Tiksliau, netgi ne naršyklę, o naudotis meniu mygtukais naršyklėje. Tai vat atsakysiu į klausimą, aš bandžiau atsakyti, bet kaip suprantu, galbūt žmogui iš šalies gali būti sunku suprasti, atrodo, čia vat paprastas funkcionalumas. Vat aš, pavyzdžiui, žmogus nueinu naršyklę, paspaudžiu, ten išsiskleidžia, vėl paspaudžiu ir tada galbūt gaunu tą atidaro kažkokį langą. Pavyzdžiui, mano problema, aš turiu Higgsfield AI-aus paskyrą. Ta paskyra yra tam, kad aš galėčiau generuoti statinius vaizdus ir video. Nu, pavyzdžiui, sukuriu promptą, ten sugeneruoja video. Dabar aš turiu robotuką, kuris gali sugeneruoti tą vadinamą užklausą promptą ir su to promptu aš, pavyzdžiui, dabar galiu nueiti tą Higgsfield tinklalapį ir sugeneruoti tą video statinį arba tą video vaizdelį arba statinį vaizdą. Mano problema, kad vis tiek turiu aš kopijuoti, eiti ir padaryti. Tai pavyzdžiui, ta platforma, jie kadangi perperka iš Nana Banana, perperka iš Klingo, iš Sidanso, ten iš daugelį kitų ten tų operatorių, kurie generuoja tos video. Ir pati ta platforma nėra suinteresuota, kad tokie kaip aš sujungtų savo robotus ten per nematomas jungtis, kad nereikėtų naršyti per tinklalapį ir ten pastoviai būtų apkrauta sistema, kad tuom užklausimais, kad davai generuok. Nes tų platformų tikslas tai yra, kad aš kaip žmogus susimoku narystę, aš naudoju tuos kreditus, bet jeigu per mėnesį aš jų neišnaudoju, mano mėnesinis planas nėra pilnai išnaudotas, tai reiškia, kad jie gali uždirbti iš to. Čia labai įdomi tema yra, kad tie dabar AI-aus platformos, kurios apjungia kelis įrankius, mano galva jos uždirbinėja iš to, kad žmonės nepanaudos tų vadinamų kreditų. Čia kaip pavyzdžiui nusipirkė abonementą į sporto klubą ir nenueini į sporto klubą. Ten pavyzdžiui, arba ten kokį nors kur abonementas galbūt su sportu ne taip, galbūt galėtų būti apie veiklą, kur, pavyzdžiui, galėtų būti numatytos išlaidos, pavyzdžiui, kaip kokia, pavyzdžiui, maitinimo įstaiga. Nupirko įmonė, pavyzdžiui, darbuotojams kokį 50 patiekalų, o atėjo, pavyzdžiui, 30, bet nebuvo, o patiekalai buvo gaminami vietoj. Tai, pavyzdžiui, liko žaliavų ir nebuvo sunaudota ir galėtų žaliavas panaudoti kitur. Nu, čia kaip taip hipotetiškai. Tai, pavyzdžiui, tos platformos sukasi ant to. Ir, pavyzdžiui, man dabar yra problema, kad aš turiu eiti į tinklalapį, patalpinti kodą ir iš to sugeneruoti tą video. Ir dabar, kam tada reikalinga ta naršyklė? O reikalinga tam, kad vietoj manęs, prisijungus su mano paskyra, į tą platformą nueitų į tam tikrą vietą ir įkopijuotų tą kodą, kurį aš noriu, kad sugeneruotų. Vyšnaitė ant torto, kad patį promptą galėtų pati programa sugeneruoti, davus pirminę užklausą. Ir kad visa tai įvyktų, mano užduotis yra išmokinti, kad nuėjusi naršyklę suspaudinėtų visus teisingus mygtukus ir nespaustų ten, kur nereikia. Tai reiškia, mano dabar užduotis yra išmokinti mano robotuką, naudotis ne tik naršyklę, naudotis ir programom. Pavyzdžiui, dabar man reikėjo patikrinti, kūrė programą titravimui, ne? Kad mano DaVinci Resolve video redagavimo programa veiktų su titravimo įrankiu. Ir, pavyzdžiui, paprastas dalykas, pavyzdžiui, robotukas suprogramuoja, tarkim, padaro klaidų ar nepadaro, aš tada turiu nueiti į DaVinci, aktyvuoti tą programą ir patikrinti, ar neveikia ar ne. Tai dabar ką aš padariau, kad aš sakau robotukui, žiūrėk, padarai tą programą, tada naini, atsidarai DaVinci programą vietoj manęs ir patikrini, ar veikia ar ne. Ir jeigu neveikia, grįžti atgal, darai taisymus. Tai kam reikalingi tie įrankiai, kuriuos aš dabar kuriuosi, kad tą padarytų automatizavimą, jau praktiškai neribotos galimybės. Tai reiškia, arba gali tinklalapyje nueiti, ar ten, pavyzdžiui, video generavimo tema, gali nueiti Facebooko postų optimizavimo, gali iš viso paduoti į kokį LinkedIną nueiti ir man reikiamo žmogaus, kad, pavyzdžiui, gauti dėmesio, viena iš technikų yra, pavyzdžiui, parašyti komentarą, užduoti klausimą, pasidomėti. Ir jeigu įvyksta bendravimas, tada yra galimybė su tuo žmogu pabendrauti ir po kažkelinto pabendravimo, žiūrėk, jau gali kažko paprašyti arba tiesiog turėti tą jau artimesnį santykį. Bet tai reikalauja pakankamai daug energijos ir resursų. Ir kaip padaryti, kad tai skambėtų kaip aš,
būtų padaryta iš mano paskyros, tai va, tai kur link viskas sukasi. Aš žinau, kad tokių sistemų jau yra ir jos veikia ir va, tai kainuoja ir pakankamai nemažai kainuoja, nes aš pažįstu, kas kūrė va tokias sistemas. Ir dabar aš galėjau per nepilnus 2 mėnesius susikurt įrankį, kuris galėtų kurt va tokias sistemėlės. Čia yra kosmosas. Mano išlaidos, sakykime, iki kokių grubiai 500 eurų, kur man tai kainuotų pasidaryti, nežinau, kiek 100 tūkstančių eurų. Ir tai gali praktiškai dabar kiekvienas pasidaryti. Tai ką aš dabar dalinuosi, galbūt iš šalies atrodo manęs tai neliečia, bet dabar ateina tokie laikai, kai jeigu aš tai galiu pasidaryti, yra nebepirksiu programų, nebepirksiu informacijos valdymo, netgi šiandien pradėjau galvoti, kaip man apskaitos programą pasidaryti, ar bent jau į apskaitos programą suvest visus įmonių duomenis, nes jie vis tiek pagrindai yra PDF-ose, arba nuskenuoti ir kad transkribuotų ir įdėtų, kad nebereikėtų apskaitininko, galbūt netgi padarytas taisyklės, kad padarytų tas apskaitos funkcijas, kurios yra kartotinės ir gal netgi to buhalterio reikėtų tik tai paskutinį ataskaitai sugeneruoti. Aš žinau, kad yra apskaitos įmonių, kurios tą kūrė ir daro, automatizuoja, klientai moka pinigus ir nes, pavyzdžiui, dabar paklausiu, kiek man kainuotų už metus tvarkyti ten iki 300 operacijų įmonė, ar 8 ar 900 eurų paprašė. Va, kosmosas, čia yra, už skaičiukų perdėliojimą iš vienos vietos į kitą, taip, suprantu, yra niuansų, reikia įstatyminę bazę sekti, bet vėlgi, ar tai yra tikrai tokia vertė už tą darbą? Tai va, tai Jajus ateis ir palies ir šitą temą. Tai nežinau, ar aš būsiu tas žmogus, kuris susikursiu viską iki galo. Dėl to esu dirbtinio intelekto bendruomeniai. Jeigu įdomu, galiu drąsiai pakviesti ir prisijungti į tą nemokamą bendruomenę, kur ten yra nuo tik pradedančių domėtis iki jau pažangių. Aš skaitausi dar prie pradedančių, nors kitą kartą pasižiūriu, kad gal žmonės iš viso nieko nedaro, tai ten yra pradedantieji. Tai ką galima per gerus porą mėnesių pasiekti, čia yra kosmosas ir tai yra tik pradžia prieinanti mirtingiesiam kaip man. Tai kur tai nuves, čia jau man pasidarė baisu. Tai dėl to ir skubu ir atrodo, kodėl mano protas vėl atrodo po poros valandų miegojimo ir aš atrodau kaip atrodau ir man pofik. Dėl to, kad tai, kas ateina, palies visus. Ir nepasiruošusius, kas yra įmerkę galvą į smėlį, tuos palies skaudžiausiai. Kai atsimenu, buvo ten 8-9 krizė ir aš turėjau užsakymų ir ko ten krizena visi. Ir paskui, kai man smogė, aš 10 metų negalėjau atsistoti. Tai panašu, kad dabar ateina dar didesnis ir globalesnis pokytis. Kam pakeliui, pabendraukim, aš ieškau bendraminčio. Video ambasadorius iš Mainstream Pro. Linkiu klestėt. Ate.